Na, įsivaizduokite tokią labai gyvenimišką situaciją. Jūs statote sudėtingą, be galo svarbų architekto šedevrą. Viskas iki detalių suplanuota, pamatai išlieti, darbai pačiame įkarštyje. Skamba kaip didžiulis rimtas projektas. Tikrai taip. Ir staiga vyriausiasis architektas tiesiog pasitraukia. Jis palieka brėžinį žmonėms, kurie akivaizdžiai neturi pakankamai patirties, neturi visų reikiamų įgūdžių ir sako jiems, na, tęskite patys, dabar viskas jūsų rankose. Žinai, tai skamba kaip garantuotas kelias į katastrofą. Arba mažiausiai kaip beprotiška, visiškai neadekvati rizika, kuri rėkia, kad prireiks kažkokio išorinio įsikišimo. Antraip tas pastatas tiesiog sugrius. Būtent. Anksčiau ar vėliau jis sugrius nuo savo pačias svorio. Tuali erdvė, kurioje susikerta požiūriai ir analizuojamos skirtingos perspektyvos. Šiandien mes nerėme tiesiai į Marino Altabut biblinius komentarus, kurie neseniai buvo publikuoti Thierry Jalas tinklaraštyje. Taip, konkrečiai mes analizuosime Jėzaus žengimų į dangų arba šeštinių teksto analizę. Ir šiuose istoriniuose tekstuose slypi nepaprastai gilus, fundamentalus nesutarimas. Koks yra pagrindinis klausimas čia? Ar šie pasakymai pirmiausia rodo radikalų žmogaus laisvės ir atsakomybės įgalinimą, ar atvirkščiai jie pabrėžia žmogaus bejėgiškumą? Taip, ar mes esame absoliučiai priklausomi nuo išorinės, dieviškosios jėgos, tai yra šventosios dvasios? Aš šioje laidoje ginsiu teiginį, kad tekstai aiškiai demonstruoja Dievo pasitraukimą, kurio tikslas įgalinti žmogaus laisvę. Aš esu to visiškai įsitikinusi. O aš, įrodinėsiu priešingai. Aš esu įsitikinęs, kad tekstai akcentuoja žmogaus bejėgiškumą ir visišką priklausomybę nuo išorinės jėgos. Pradėkime nuo paties žengimo į dangų momento, nes iš tikrųjų jis diktuoja visą tolesnę logiką. Tekstuose minamas debesis, kuris paslėpia Jėzų nuo mokinių akių. Tabu čia labai gražiai paaiškina, kad debesis Biblijos kalba reiškia dieviškąją buveinę. Ta nepažinumą slėpinį? Būtent. Tai nėra tiesiog fizinis dingimas, kaip kokiame magijos triuke. Tai yra autoriteto pasitraukimas į kitą būvį. Ir tas pasitraukimas sukuria vakumą. Vakumą, kurį dabar turi užpildyti žmogaus veiksmas. Tiksliai. Tinklaraščio autorius Jalas iškelia laisvės temą ir labai taikliai cituoja šventąjį Pranciškų Salezą. Jis sakė, nieko per prievartą, viskas iš meilės. Man tai yra raktas į viską. Bet ar tikrai Dievas čia tiesiog atsitraukia ir palieka žmonės vienus? Dievas šiame etate prašo žmonių bendradarbiavimo. Mato Evangelijos pabaigoje skamba labai aiškus žodis, nurodymas – eikite. Jis nepadaro jų robotais, jis neprimeta išganimo mechaniškai. Tai atsakomybės perdavimas tiesiai į žmonių rankas. Aš visiškai sutinku, kad tas eikite skamba galingai. Bet žiūrėk, mes negalime jo izoliuoti nuo to, kas vyksta kitose šaltinio tekstuose. Ką turiu omeny? Pažiūrėkime plačiau. Jei Jėzus būtų tiesiog pasakęs, eikite ir tuo viskas baigtųsi, tu būtum visiškai teisi. Bet atsiverskime Luko tekstą, apaštalų darbų pradžią. Ką Jėzus ten sako? Jis kalba apie laukimą. Jis nurodo visiškai priešingą veiksmą. Jis liepia, cituoju, nelikti be Jeruzalės ir laukti. Kodėl jiems liepiama laukti? Laukimas čia nėra šiaip, kavos pertraukėlė prieš didelį darbą. Taip, bet tas laukimas turi savo prasmę, ruošiantis. Palauk, leis man pabaigti šią mintį. Laukimas yra būtinas, nes žmogaus veikimas šioje dimensijoje, paliktas vienas savo, yra bevertis, be vadinamojo tėvo pažados. Be šventosios dvasios krikšto. Kol mokiniai negauna šios išorinės jėgos, jie tiesioginė to žodžio prasme yra paralyžiuoti. Aš to tikrai nepavadinčiau paralyžiumi. Bet be jėgos jie negali padaryti nieko. Todėl tekstas nėra apie laisvės triumfą. Tai grįžtas priminimas, kad žmogus neturi variklio šiam darbui. Tai, žinai, tai labai įdomus perskaitimas. Bet leis man papriešinti dėl to paralyžiaus. Man atrodo, kad tu paralyžių painioji su natūralu nepasiruošimu, kurį Jėzus sąmoningai toleruoja. Sąmoningai toleruoja nepasiruošimą? Būtent. Grįžkime prie Mato Evangelijos paradokso. Jėzus pateikė pasaulinę misiją padaryti mokiniais visų tautų žmonės, grupiai, kuri akivaizdžiai tam nepasiruošusi. Prisimink mūsų architekto analogiją laidos pradžioje. Tas su verslo
raktais ir nepatyrusių vaikų. Taip, tai tas pats, kas tėvui atiduoti šeimos verslo raktus vaikui ir išvykti. Ar vaikas paralyžiuotas iš baimės? Gali būti. Ar jis padarys klaidų? Neabejotinai. Tai labai neatsakinga iš tėvo pusės, ar nemanai? Iš pirmo žvilgsnio taip, bet tėvas supranta, kad tik prisimdamas atsakomybę vaikas gali subrėsti. Jėzus nelaukia tobulo momento. Jis pasitraukia ir taip įgalina jų laisvę klysti ir iš tikrųjų mokytis iš tų klaidų. Gerai, aš priimu šią tėvo verslo raktų analogiją, ji tikrai vaizdinga, bet pažvelkime giliau į pačius mokinius tuo momentu. Tėvas galbūt palieka raktus, bet jis palieka vaiką be absoliučiai jokio supratimo, ką ta įmonė gamina. Na, jie praleido su juo 3 metus. Taip, bet Luko tekste mes matome tą pereinamąjį 40 dienų laikotarpį po prisikėlimo. 40 dienų Jėzus juos intensyviai moko. Ir ką mes matome pabaigoje? Jie vis dar turi klausimų apie ateitį. Jie klausia ne šiaip apie ateitį. Jie klausia, ar dabar atkursi Izraelio karalystę. Ta prasme, jie masto kaip vietiniai revoliucionieriai. Jų akiratis yra siaubingai ribotas, lokalus. Na taip, jie vis dar galvoja apie politiką. Tai natūralu žmogiškai prigimčiai. Būtent. Jie vis dar įsivaizduoja karinį lyderį. Tai rodo, kad jų intelektas ir laisva valia šiuo momentu nuolat pro šalį šaudo. Todėl tas nurodymas laukti Jeruzalėje yra apsauginis mechanizmas. Bet tai nepaneigia jų laisvės? Dievas nesako, eikite ir darykite klaidų. Dievas sako, jūs net nesuprantate šio verslo tikslo. Laukite jėgos, kuri iš esmės pakeis jūsų suvokimą. Jų pačių laisvė šiuo metu jūs veda tik į akligatvį. Suprantu, kodėl šis jų, teologinios ribotumas tau atrodo kaip argumentas prieš žmogaus laisvę. Bet man tai liudija visiškai priešingą dalyką. Tai liudija stulbinantį pasitikėjimą žmogumi, nepaisant to ribotumo. Kaip tai gali būti pasitikėjimas, jei jiems liepiama tiesiog laukti? Pažiūrėkime, kas nutinka su abejonėmis. Mato Evangelijos 28 skyriuje yra viena detalė, kuri mane asmeniškai labai žavi. Kai mokiniai susitinka Jėzų ant kalno, tekstas atvirai sako, kai kurie abejojo. Abejonės ten paminėta, taip. Pagalvok apie tai. Tai yra kulminacinis momentas, jie ruošiasi gauti misiją visam pasauliui ir jie netiki savo akimis, jie dvejoja. Ar Jėzus sako, gerai, palauksime, kol išspręsite savo teologinės dvejonės? Ne, jis nelaukia. Tikrai ne. Jis sako, man duota visa valdžia, tad eikite. Ką tai reiškia mūsų diskusijos kontekste? Tai radikalų žmogaus priėmimas tokio, koks jis yra. Dievas nenori aklo, tobulo įrankio. Bet jis nori įrankio. Jis priima laisvą, atvirą, dvejojančių žmogaus atsaką. Abejonė juk yra laisvo proto požymis. Jei jie būtų tiesiog pasyvūs dvasios indai, kaip tu sakai, jie nejaustų to vidinio draskimosi. Jėzus mato abejonės ir vis tiek perduoda raktus. Tai aukščiausias laisvės patvirtinimas. Žinai, tavo argumentas, kad abejonė yra autentiškos laisvės įrodymas, skamba labai moderniai, labai humanistiškai. Bet ar taip šį tekstą skaito pati Tabut? Ji pasitelkė vieną nuostabią istoriją apie popiežių Joną 23. Taip, istorija apie jo nemigą. Aš ją atsimenu. Būtent. Kai jis buvo išrinktas popiežiui, jis negalėdavo naktimis užmigti, jie tiesiog slėgė milžinišką atsakomybės naštą, jis jautėsi atsakingas už visą bažnyčią. Ir vieną naktį jis atsisėdo lovai ir pasakė savo, Angela, koks tu kvailas, už bažnyčią atsakingas ne tu, o šventoji dvasia. Ir tada jis užmigo. Taip, ir ramiai užmigo. Tabut šią istoriją naudoja paaiškinti Jėzaus žodžius, man duota visa valdžia. Tai reiškia, kad valdžia nėra perduodama žmonėms. Bet jie vis tiek turi veikti. Taip, jie siunčiami veikti, bet jie turi žinoti, kad visos klaidos ir pergalės priklauso ne jų talentui. Tos abejonės ant kalno tai yra įrodymas, kad mokiniai bando remtis savimi ir jaučia, kad to, akivaizdai neužtenka. Aš labai mėgstu šią istoriją, bet atkreipdėmėsi į vieną detalę. Angelas vis tiek turėjo ryte sikelti iš tos lovos ir būti popiežiumi. Be abejo, jis ėjo savo pareigas. Jis turėjo priimti sprendimus, kviesti susirinkimus, daryti reformas. Žodis instrumentas man čia labai kliūva. Žmogus nėra tiesiog plaktukas, kurį šventoji dvasia paima į rankas. O kas jis tuomet yra?
Jei norime pamatyti, koks aktyvus ir intelektualus yra žmogaus vaidmuo, turime pereiti prie kito tekste aptariamo elemento 46 psalmės ir Izraelio teologinės evoliucijos. Nori susijęti šimtmečių istorinę evoliuciją su mokinių laisvė dabar? Taip, nes tai parodo, kaip Dievas dirba per žmogaus laisvą protą istorinėme laike. Tabut paaiškina labai įdomų reiškinį monolitriją. Dauguma žmonių galvoja, kad senovės žydai visada buvo monoteistai, bet iš pradžių jie praktikavo monolitriją. Kai kiekviena tauta turi savo dievą. Tiksliai. Įsivaizduokite, kad Dievas tuo metu jiems atrodė kaip koks vietinės sporto komandos talismanas. Mūsų Dievas gina mūsų teritoriją. Bet tada įvyksta Babilono tremtis. Jeruzalė sugriaunama, jie praranda viską. Ir ta didžiulė trauma jos priverčia mąstyti. Būtent. Būdami tremtyje, jie nepasiduoda fatalizmui. Jų intelektas, jų teologinė laisvė suveikia neįtikėtinai kūrybingai. Jie reflektuoja ir padaro išvadą, kad Dievas yra visos žemės karalius. Tai gimsta monoteizmas, koks mes jį suprantame šiandien. Tai buvo esminis lūžis. Ir tai nebuvo tiesiog SMS žinutė iš dangaus, numesta be žmogaus indėlio. Tai buvo tautos kančios ir intelektualinio augimo vaisius. Žmogaus protas išsiplėtė. Žmogus yra aktyvus prasmės kūrėjas, kai jam paliekama erdvė. Klausyk, istorinis perėjimas, kurį tu aprašei, yra visiškai tikslus. Tačiau aš griežtai nesutinku su mechanizmu, kurį jam priskiri. Tu sakai, žmogaus intelektualinis augimas, žmogus prasmės kūrėjas. Nes jie patys tai padarė. Bet pažvelkime, kaip šį pažinimą traktuoja kiti šaltinio tekstai. Konkrečiai apaštalo Pauliaus laiškas Efeziečiams. Paulius naudoja tai, ką Taubut vadina apšvietimo malda. Kur jis prašo, kad Dievas atvertų jiems akis. Tiksliai. Jis nesako, mąstykite giliau apie savo istorinę traumą. Jis nesako, išmąstykite Dievo planą. Ne. Jis meldžia, kad Dievas duotų išminties dvasią ir apšviestų širdies akis. Tai graži metafora. Tai reiškia, kad suvokimas traktuojamas kaip regėjimo atgavimas. Jei tu sėdi aklinoje tamsoje, tu gali analizuoti tą kambarį kiek tik nori, bet kol kažkas iš išorės nejungs šviesos, tavo intelektas bejėges. Tas perėjimas prie visos žemės karaliaus koncepcijos yra apreiškimas, o ne žmogaus dedukcija. Tai labai geras taškas ir ši žibinto analogija labai stipri, tačiau, žinai, leisk man truputį ją pakoreguoti. Taip, kažkas iš išorės įjungia šviesą. Tačiau šviesa yra visiškai beprasmė, jei žmogus, turėdamas laisvą valią, pasirenka užsimerkti. Bet dažniausiai žmogus ir pasirenka užsimerkti, ar ne? Būtent. Mes matome šaltiniuose apstų pavyzdžių, kai žmonės tiesiog užsimerkia. Laiško Efeziečiams komentare autorė pabrėžė žodžius. Tikintieji kviečiami suvokti, pažinti tą viltį. Tai reikalauja imlaus atviro proto. Ir štai kur ta žmogaus drąsa tampa absoliučiai kritinė. Drąsa priimti šviesą. Taip, pažvelkime į Matavo Evangelijos pabaigą. Jėzus ištarė trinitarinę formulę. Krikštykite juos Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Tekste paaiškinama, kad hebrajiškai žodis vardas reiškia patį asmenį, o žodis krikštyti reiškia panardinti. Taip, panardinti į patį Dievo gyvenimą. Tai didžiulė atsakomybė. Ir tai nėra šiaip abstraktus terminas. Laisvų sprendimų žmogus turi eiti ir pasiūlyti kitiems panirti į šį šokiruojantį slėpinį. Mes kalbame apie žmonės, kurie prisimena Jėzaus perspėjimus. Jis jiems sakė, ateis valanda, kai visi, kurie jūs žudys, manys atiduodantis garbę Dievui. Persekiojimai buvo labai reali grėsmė. Taigi, jei žmogus yra pasyvus įrankis, jam nereikia drąsos. Bet eiti į pasaulį, žinant, kad šios formulės skelbimas tau greičiausiai kainuos gyvybę, tam reikia neįtikėtinai radikalaus laisvės valios akto. Laisvės prisimti riziką. Tu labai sumaniai privedei prie pačios sudėtingiausio šios istorijos taško – prie rizikos ir persekiojimo. Bet tavo argumentas čia, atsigrėžia prieš tave pačią. Kaip tai? Tu klausi, iš kur jie gavo drąsos susidurti su mirtimi. Ar tikrai nori pasakyti, kad tai kilo iš žmogaus natūralaus valios? Prisimink, ką Tabut sako apie tą trinitarinę formulę. Žydų kontekste tai atrodė kaip sunkiai iškovoto monoteizmo išdavystė. Tai buvo teologinis sprogimas, be abejo.
Natūralus žmogaus protas atmetė šią žinią kaip beprotystę. Ir todėl kilo persekiojimai, nes intelektas priešinosi slėpiniui. Ir kaip po galais tie paprasti žvejai galėjo išeiti į tokį pasipriešinimą. Be tos jėgos iš aukštybių jie niekada nebūtų peržengę net durų slenkščio. Bet jie žengė tą žingsnį patys. Jų prigimtinė žmogiški laisvė buvo bėgti, slėptis ir gelbėti savo gyvybės. Jie tai jau padarė per nukryžiavimą. Tekstas nešlovina laisvės, jis rodo, kad laisvė palikta viena pasirenka baimę. Tik intervencija perkuria žmogų iš vidaus. Palauk. Aš niekada ir nesakiau, kad išorinės pagalbos visiškai nėra, ar kad mokiniai veikia dvasinėme vakume. Jėzaus pažadas "aš esu su jumis" reiškia Emanuelį, Dievo su mumis. Tai viską keičia. Tai yra pagrindas po jų kojomis. Bet mano teiginis yra apie tai, kokia yra tos pagalbos dinamika. Ji neveikia kaip lėlininkas tampantis marionetės virputės. Ji veikia lygiai taip pat kaip tėvas, kuris išmoko vaiką važiuoti dviračiu ir galiausiai paleidžia sėdinę. Tai gražus vaizdinys, bet ar tikslus? Tėvas vis dar stebi iš tolo, jis padeda pakilti po kritimo, bet vaikas mina pedalus pats. Ta būt labai aiškiai suformuluoja. Dievas prašo įmonų bendradarbiavimo. Žodis bendradarbiavimas suponuoja, kad asmuo gali pasakyti ne. Gali atsisakyti. Tas pažeidžiamumas yra aukščiausias pagarbos žmogų ženklas. Tai tikrai įkvėpianti žodžio bendradarbiavimo aiškinimas. Tačiau atvirai kalbant, manau, kad jis gerokai iškraipia jėgų balansą tekstuose. Bendradarbiavimas moderniame pasaulyje reiškia lygių partnerių sutartį. Bet ką rašo Paulius? Apie jėgą ir tvirtumą. Taip, apie nepalyginamą galią, apie energiją, kurią Dievas išskleidė prikeliamas Kristų. Čia nėra jokių lygiaverčių dėrybų, tai absoliuti asimetrija. Žmogus į tą jėgą pasineria, leidžia jai veikti per save. Dievas yra su jais todėl, kad žmogus savo laisvę anksčiau ar vėliau tą dviratį nuvairuotų į griovį. Tai gili nuolankumo pamoka. Taip, labai stipri mintis, iš tikrųjų. Ir manau, kad mes priartėmėme prie mūsų diskusijos širdies. Nors mes atsispirėme nuo tų pačių tekstų, mes matome du labai skirtingus paveikslus. Norėčiau apibendrinti, kaip aš matau šią perspektyvą. Prašau, apibendrink. Aš pripažįstu, kad tekstai kalba apie dieviškos jėgos svarbą. Be dvasios misija neįmanoma. Tačiau pats žengimo į dangų veiksmas, debesies nusileidimas ir prašymas "eikite" yra erdvės atlaisvinimas. Net ir rizikuojant, kad ta laisvė padarys klaidų. Net ir didelių klaidų. Taip, Dievas atsisako prievartos ir pasirenka bendradarbiauti su abejojančiu žmogumi, taip leisdamas mums savarankiškai brėsti istorijoje. O aš, apibendrinčiau mūsų pokalbį taip. Mes dažnai pradedame nuo iliuzijos, kad žengimas į dangų yra laisvės manifestas. Tačiau, kai atidžiau pažvelgiame į mokinių būklę ir jų pasimetimą, tampa akivaizdu, kad be išorinio perėjimo jie yra paralyžiuoti savo ribotumu. Žmogaus laisvė ir atsakomybė čia yra prasmingos tik tada, kai mokinys suvokia savo absoliučią priklausomybę. Tikrasis veikėjas šioje istorijoje yra dvasia. Po mūsų laimėjimas yra nuolankus šios jėgos priėmimas. Žinai, kad ir kaip besiskirtų mūsų požiūrį į tas proporcijas, aš manau, kad abu galime sutikti dėl vieno dalyko. Šie tekstai meistriškai aprašo be galo sunkų, skausmingą pereinamą etapą, kai senosios ribos griūva. Visiškai sutinku su tuo. Tai laikas, kai reikalaujama naujo požiūrio į žmogaus ir dieviškumo santykį. Kai baigėsi tai, kas apčiuopiama, ir prasideda dvasinis iššūkis. Taip, šis perėjimas nuo matomo vadovo prie to, vidinio atpažinimo yra fundamentalus istorijos lūžis. Čia tiesiog nėra ir negali būti vieno paprasto plokščio atsakymo. Ir būtent todėl mes labai skatiname jūs, mūsų klausytojus, pačius atsiversti šaltinio medžiagą. Perskaitykite Thierry Jacquet-Jallas tinklaraščiuje publikuotus Marie Noelle Tabut komentarus. Taip, apmąstykite šį paradoksą patys, mes neketiname šiandien skelbti, kuri pusė yra teisi, nes tai ne tokia diskusija, kurioje ieškome laimėtojo. Dažnai pati vertingiausia patirtis yra tiesiog leisti savo išbūti su šia įtampa tarp dviejų perspektyvų, neskubant jos redukuoti. Grįžtant prie mūsų minėto architekto, vyriausiasis architektas išeina, palikdamas brėžinius. Ar pastatas stovės dėl mūsų laisvės, ar dėl pačių brėžinių paslėptos struktūrinės jėgos? Šis klausimas lieka atviras jūsų pačių apmąstyvoms. Ačiū, kad buvote kartu su mumis
Iki kito karto.